Pašnekam šiandieną apie termoprofilio montavimą. Norėjau parodyti, kaip montuojamas yra termoprofilis, kokių principus yra klijuojamas, ant kokių varžtų jisai sodinamas. Tai važiuokite. Labai paprasta susimontuoti termoprofilį ir patiems. Tiesiog parodau, kaip reikėtų tą padaryti ir tikrai tą pasidarysite patys. O jeigu, tarkim, jums nesigautų ir norėtumėt mūsų paslaugos, tai mūsų įmonė atlieka tokias paslaugas. Mes galime sumontuoti visus termoprofilius, tarkim, jeigu negalite patys. Termoprofilis labai lengvai yra montuojamas. Tai yra, imat angos plotį ir dadedat po 8 cm iš kiekvieno šono. Atpjaunat, tada tepat iš vidinės pusės specialų hermetiką, specialus klijus. Tai yra, priglaudžiat ir prisukat langų montavimo varžtais. Žinau, kad kiti montuoja su tokiom specialiom didesnėm galvutėm. Mes naudojam tai paprastus varžtus, nes jie tinka būtent varmotechui. Nes varmotechas pats profilis jis yra labai kietas. Ir to pilnai užtenka varžto, kad jisai prispaustų. Nes po to pagrinde visą svorį to lango laikys būtent tie klijai, kurie tepsis iš vidaus pusės. Tai vat, parašykit komentaruose, kas naudoja su dideliom galvom tos varžtus, mes naudojam su mažom. Bet būtent tik tai su mažom termoprofilio varmotechui, termoprofiliu jos tinka. Tada imam aukštį angos, atpjaunam du šonus, taip lygiai taip pat užnešam klijus, priklijuojam ir varžtį prisukam ir viršutinis jisai tokio pat ilgio eina kaip ir apatinis. Vat. Po to, kaip sakosi, tuose vietose, kur montuojamas yra langas, kur statomas lango kaladėlės, bus dar prisukami papildomi tokie pastiprinimai to prie termoprofilio, kad langas nesėstų. Ir viskas. Kaip sakosi, anga padaryta ir turim. Paprasta, greita, bet naudinga.